probleminės, aš pamiršau dokumentus, bet iš regitros turiu šitą. Bandysim eiti techninę apžiūrą po 5 metų. 5 metus beveik prastovėjo, dingo stabdžiai. Tai pažiūrėsim, kaip įvertins stabdžius ir kitką. Kadangi normaliai techninės apžiūros eiti neišeina, tai reikia kuo keiščiau nuvažiuoti į kitą miestą, į Druskininkų šiuo atveju ir bandyti eiti. Galima aišku Vilniui būtų eiti, bet normaliai neįdomu. Nu ką, lauksim rezultatų. Pasižiūrėsim. Labai gerai. Eilės praktiškai nebuvo, greit pasižiūrėjo. Dabar tik arba bus, arba nebus. Apžiūros ir suvyja. Ką darysim? Rida, klastota rida. Gerai. Kas čia dar neveikia indikacinės lemputės. Ir pirštinę numečiau, atsiprašau. Ai, praleisiu, žinai, trūkumas visus, nes pirštinę numečiau. Gerai, varau aš iš čia. Kaladėlių likutis 4 mm. Maloniai šiltas reduktorius. Tepalų nubėgimas 3%. Nu, šiaip techniškai tvarkingas. Pala, CO2. Ne Euro 5. Nu gerai, žiūrim, kas toliau. Barška pirštas šitam cilindrį. Priekinės kaladėlės. Dalikučiai yra gerai. Čia tepaliukas pabėgęs biškiai. Gerai, padangas iš kvapo nebloga. Kas čia pala. Dirželiai su sutraukom pririštas akumuliatorius. Nu ką? Praėjom! Važiuojantis į Piterį. Prašau. Susitvarkiau, va. Ai ne, žiūrėk laiko. Kažkaip va, bėga rupūžės. Tai pala, pas tave kinetiški karburatoriai? Jo. Čia šūdas. Tai taip, išbandžiau kalną nekinietiškų. Ir tada sugalvojau, kad reikia kinietiškus užmesti. Elektromobilis? O, kaip pravažiuodama? Viską išsiėmiau, specialiai. Eina maniau. O, stirna. Pašilo. Nu ką, pleneta? Nežinau su juo. Aha, sako ne. Beveik be priekaištų. O, vilties ženklas. Nori tik ant pacos jaus dirbti. Gal padėsiu aš tau. Koja. Viskas gerai. Ne. Viskas gerai, bet... Nenori būti našta.